kėliausi po 4:20. Ėjau šunį pavedžioti. Buvo labai gražu. Po to grįžau, pasnaudžiau, atsikėliau. Dabar einu susitvarkyti video. Nu ir ką, laukia dar viena diena. Nusimato graži diena. Bus pas mūsų šiandien žygis. Tai išeinam iš karto po pusryčių ir grįžtam tik tais vakare. Laukia smagumynai. Vaikai išsiplauna palapinės. Net ne, kad išsivalo, prisižiūri tvarką, bet jas ir net išsiplauna. Nedarykit šitaip. Papusryčiavom, susidėjom daiktus, beveik pasiruošiam ir judėsime į žygį. Tai kelsimės per upę ir pradėsim žygiuoti. Ate. Persikeliam per upę, pradėjom savo žygelį. Eisim taip palei pievą, o po to suksim į keliuką, į miestelį. Reikėjo pasakyti, kad pasimtų pinigėlių ledams. Ir ką, laukia toliau, žiūrim, kaip seksis. Tenka dasivyti, bėgti. Žiopliais pamečiau. Tai truputėlį atsilikau. Bandžiau pasikelti droną, praskristi. Pamečiau drono apsauginį kameros stikliuką, dangtelį. Taip ir galvojau, kad tai nutiks. Nu, bet nieko. Žinau, kokį reikia užsisakyti dabar. Žinau, kokį reikia turėti, kad nusikabinai ir prisikabinai prie kelnių, nes kitaip nusiemi, dedi kišenę, paini 3 metrus, pameti. Tai kas žygiuoja, faina, išeina paleist nuo rankos, bet reikia priprasti, reikia dažaisti, skirti laiko. Mes jau įėjom į Punios mišką. Eisim, aplankysim ąžuolą, aplankysim bunkerį ir bandysim susirasti vietą, kur persikelsim į kitą krantą pietų. Labai fainai mes einam ir prie kiekvieno ąžuolo yra mūsų kunigaikščių karalių tokios skulptūrėlės, kurios suteikia vardą jų buvimo metus ir kiekvienas ąžuolas priskirtas. Taip labai kunigaikščių ąžuolai vadinasi visas takas. Punios ąžuolynas. Faina. Labai patiko. Mes truputėlį einame iš kitos pusės, bet faina. Ką darysim? Kelsimės per upę. Taigi, anam krante mum atplukdė baidarės ir atplauks Kišyčia, tada mes perplauksim ir tada vėl praplauksim ir vėl ir vieni kitus persikelsim su baidarėmis, tada tam krante mes pietaujam ir pradedam plaukti žemyn upę.
Papietavom, sulipom baidarės, pradėjom plaukti, aš nespėjau kavos pasidaryti. Tai dabar bandau atsargiai pasidaryti kavos. Šiaip reikia būti atsargiai, nes parvirs, dujos dega, gali būti labai linksma. Na ką, kavytė išvirta, galiu ramiai pasimėgauti. Truputėlį karšta, biškį pravės, bet ką. O dabar biškį bandysiu dasivyti ir vaikus. Ten vadovas su jais yra, jie pas mane tenai, nesimatant kameros, ne per toliausiai. Tai 1, 2 ir vietoj. Na va, o dabar pasirodė pats smagumynas, mums liko dar apie kokią 1,5 valandos kelio, o išlindo saulė, bet jinai turėtų tai paslėpti. Čia žiūriu debesis kaupės, tai tikėtina, kad galim gauti dar lietaus, bet ne visai smagu, kai saulė dabar taip išlinda ir kepina. Bet ką, ir klojam toliau. Šiaip labai gražus vaizdai, džiaugiuosi išplaukęs, smagu. Tai va, ką tik praplaukiau tą vietą, kur buvau atvykstant sustojęs link Siponio atodangos. Tik tai dabar va, čia su dronu skraidžiau, o dabar vidury upės. Tai va, galėsiu pažiūrėti tiksliai, kur ta atodanga, nes čia yra keliukas eina. Ir praktiškai čia prie to namo paliekama vos ne mašiną reikėtų nueiti, nes čia praktiškai va matos, nėra kur važiuoti. Ir eis truputėlį įkalnę, tai man kaip ir vietiniai sakė, reikia palikti ir geriausiai eiti, nes čia vėliau labai neaišku, kaip kas yra, bet gražiai šita vieta. O mums čia nėra daug dalyko, mes už to posūkio ir praktiškai esame jau namie. Aš galvoju, kad čia atodanga, bet aš žiūriu tenai daugiau medžiai, tuoj baigsis miškas ir turėtų atsiverti nuo jo atodanga. Čia plaukiam. Praeitą savaitę neatkreipiau dėmesį, tai gal čia ir yra šita visa atodanga. Tai teoriškai palei viską turėtų būti šičia. Matos, kad yra skardžiai. Reikės kokią dieną atvykti pasivaikščioti. Ir taip, va, čia ir yra Siponio atodanga. Tai ten vaizdas tikrai visai fainas, atsiveria visas šitas ir anas slėnis, bet upėje tikrai gražiau atrodo viskas. Viens, du. Smagiausia, ne? Grįžom, tai išsiplovėm visas baidares, ne visi buvo patenkinti tai darydami, bet reikia padaryti šitą darbelį, nes kaip neišsiplausiu po savo visų purvinų kojų, turėjome vakarienę, šaltybarščiai, nenufilmavau ir ką, vakaro mūsų rikiuotė ir dabar mes ruošiamės vakaro laužai, kadangi vakar to nepadarėm, šiandien super diena, saulė pasirodė, dingo visi debesis, turėsim daug linksmumo. Bei šuniukas šiandien jaučiasi daug geriau, tai buvom išėję į stovyklą, palakstė, pasidžiaugė su visais vaikais. Rytoj bus galima aplamai, man atrodo, jį paleisti po visą stovyklą, kad išsilakstytų.